matydama ir pakvietusi į renginį atsiliepėt į kvietimą, labai dėkoju aš jums. Na, o kviečiau tai, kad prisimintumėm ateinančią rugpjūčio 23 dieną, tai viena iš atmintiniausių Lietuvos dienų. Tai Baltijos kelio diena, bet taip pat ir Juodojo Kaspino diena. Rugpjūčio 23 dieną 1939 metais buvo pasirašytas Molotovo-Ribentropo paktas, pagal kurį buvo padalinta Rytų Europa, tame tarpe ir Baltijos šalys. Na, o praėjus kiek tai metų, 1989 metais, rugpjūčio 23 dieną rinkomės į Baltijos kelią, sudarėm gyvų žmonių grandinę, kurioje dalyvavo daugiau kaip 2 milijonai žmonių ir 600 kilometrų grandinė juosi nuo Vilniaus iki Talino, prašydami ir reikalaudami žmonės valstybių savo laisvės. Na, o ją pasitinkant, tai šita diena liepia ir sako atsiminti, gerbti, atminti istorinę atmintį šitą dieną ir todėl pakvietėm į biblioteką atvykti istoriką, 6 knygų autorių. Pagrinde knygos yra karo tema rašomos, liečiančios turbūt aktualią temą ir šiai dienai. Ir paskutinės 2 knygos jau yra grožinės knygos ir rašytojas sutiko pasidalinti ne vien tik tai paskutinėmis knygomis, kuri gal yra meilė karo metu, bet ir apžvalga tokio prabėgti istorinius įvykius ir tai, kas mums labai svarbu šiai dienai. Ačiū Jums. Ačiū, dėkuoju labai už pristatymą gražų. Dėkuoju, kad atėjote, paaukojate savo pavakarę. Ir išties, malonu man būti čia pirmą kartą, malonu matyti Jūs. Ir galima daug dar pasakyti tų žodžių malonių, tačiau, kaip kolegė sakė, tikrai rašau apie mažiau malonius dalykus, nes jie yra pakankamai svarbus. Yra posakis tikriausiai, žinote, aš dabar kalbu ir suprantu, per daug nesiruošęs, bet bus skaidrės ir bus struktūruotas pasakojimas daugiau. Bet kalbant apie tą posakį, vienas Amerikos prezidentas yra pasakęs, kad yra 2 neišvengiami dalykai, tai yra mirtis ir mokesčiai. Na, apie mokesčius aš nelabai rašau, o mirties pačio tokio kaip fakto mano knygose tikrai galite rasti. Tačiau galima tą posakį papildyti, kad dėja žmonijos istorijoje mes niekaip neišvengiame ir karų. Jeigu visą žmonijos istoriją paimsime, tai tiesiog tas mūsų visų gyvavimo laikotarpis yra tokie, kai kas sako, kad nutinka karai, bet išties tai yra karų laikotarpis, į kurį yra tarsi įdėtos tos taikos akimirkos. Nes galime daug tų faktų ir daug tų skaičių pateikti, tarkime, kiek šiuo metu vyksta pasaulio karų, aš ten bandžiau skaičiuoti, po to supratau, kad susipainiosiu, kai kas įvardina skaičių 80, žinoma, tada jau klasifikacija prasideda įdomesnė, ką vadinti konfliktu, ką vadinti karu ir panašiai, bet kokiu atveju karai dėja buvo, yra ir bus. Ir apie tai aš rašau savo knygose. Na, ne tik, kad papasakoti, kad žmonės paskaitytų ir sakytų, kaip čia dabar negerai yra, kokie mes visi esame, turiu galvų, žmonės blogi. Aš rašau apie tai dėl to, kad žmonės tam tikrais dalykais įsisąmonintų ir suprastų tam tikras tiesas. Aš dabar žiūriu ir aš nepabijosiu, pasakysiu, kad šitoje auditorijoje yra susirinkę daugiau vidutinio plus vyresnio amžiaus žmonės. Tai aš, prisiminiau tokį vieną dalyką, nes vėlgi, kartais man sako, aš klausyk, Giedriau, aš niekada nekariausiu, nesvarbu, tai vyras, moteris, aš nemoku, aš nenoriu, aš pagaliau per senas mokytis esu, tai viskas tvarkoja, bet aš prisiminiau, kur sakiau vieną reportažą iš Ukrainos karo fronto, aš nesimenu, tai buvo
pietus ar daugiau į šiaurę. Ir ten buvo interviu su viena ukrainietė močiutė. Nu ir ten rodo, kaip jinai eina, frontas visai šalia, jinai eina atsinešti pieno ir po to, kai jinai kalba, kai ją pradeda klausinėti, pats žurnalistas šiek tiek jau truputį nustemba. Jinai sako, aš tai skiriu vaikelį, kur yra šaudoma. Aš skiriu, kas šovė, tai yra iš kurios pusės, iš ukrainiečių ar iš rusų pusės, lekia kažkoks užtaisas. Aš skiriu užtaisą, nes turiu galvoj, minosvaidžio mina ir artilerijos sviedinys skrenda, žinoma, kad ir ypatingai garsas skleidžia visiškai kitokį. Jis skiria dronus, jai tikrai nereiks pasakyti, matot, ateinant iš toli karį, koks tai karys yra. Taigi ta edukacija arba tas karo žinojimas, tų pagrindinių taisyklių žinojimas, netgi jeigu jūs nesiruošiat kariauti niekaip, nei košę virdami, nei adydami kariams kojines, nei siūdami uniformas, tiesiog tas karo žinojimas jisai gali mums visiems padėti išgyventi. Tai tiek trumpai tokio grėsmingo pakankamai įvado, nors rašau aš iš tikrųjų, paminėjot jūs 2 paskutinės knygas, ten tikrai yra meilės linija, aš skaitysiu ištraukas ir iš kelių pastarųjų knygų. Na, o mano visas tas gyvenimas, jisai skirtas, nemėgstu, kai mane vadina karo ekspertu arba karybos ekspertu, nes tai yra labai toks pretenzingas žodis. Aš pats įsivaizduoju iš karto tokį, nežinau, bent jau karo akademiją Vilniaus ir dar kelias vakarų mokymo struktūras baigusi asmenį, kuris visą gyvenimą tarnavo kariuomenėje, turi aukšto karininko laipsnį ir taip toliau, taip toliau. Aš save vadinu karybos tyrinėtoju. Pradėjau tą dalyką juokais, pasakysiu taip, kad berniukai, visi maži berniukai, bent jau mano laikais jaunystės, mes žaisdavom karą, bėgiodavom lauke su šautuvėliais. Na, dabar jaunimas galbūt žaidžia daugiau tuos kompiuterinius, šaudyklinius žaidimus. Tačiau galiausiai, kas nutinka, kad ta stadija baigėsi. Tie berniukai paaugo ir jie pradeda domėtis, nežinau, sportu, merginom, automobiliais, verslais. Mano laikais labai kolekcionavom visi pašto ženklus, dabar ko gero mažiau kaip hobis yra. Bet kokiu atveju tas interesas į tuos pif-paf karinius žaidimus, jisai išgaruoja. Tačiau yra, tiem, kam neišgaruoja, jie nueina, aišku, kariuomenę, policiją, kitas jėgos struktūras, bet yra toksai tarpinis variantas žmonių, kuriems neišgaruoja ir kurie niekur nenueina. Tai vienas iš jų stovi prieš jūs, tai esu aš. Vėlgi, kad nebūtų taip, jog aš, labai daug skaitau, žiūriu ir iš to bandau išburti tą karo meną ir jį aprašyti. Karo menas žodis neatsitiktinis, tikriausiai visi girdėjome Sun Tzu, prieš daugiau negu 2000 metų gyvenusi, kaip šiais laikais sakytume, legendinį kinų karo karvedį. Jo veikalas yra parašytas karo menas, tačiau kuo labiau aš jau eilę dešimtmečių tuo domiuosi, tuo labiau suprantu, kad žodis menas nėra tik tai graži metafora. Nes karo menas, kaip ir kitos žmonijos sritis, jis tikrai apima labai plačius ir labai apima savyje daug tų žinių klodų. Taigi, kuo daugiau aš domiuosi, tuo labiau suprantu, kad aš kiek mažai žinau. Kad tas žinojimas būtų paremtas praktika, aš beveik 6 metus buvau krašto apsaugos savanoris, tai yra pajėgų karys, tad visi tie taktikavimai, kaip kariškiai sako, pratybos, šaudymai, ginklų valymai ir panašus dalykai man yra puikiai žinomi. Dabar aš esu tiesiog akredituotas dar prie krašto apsaugos ministerijos kaip karybos temomis rašantis žurnalistas, nors net neturiu kaip ir tiesiogiai žurnalisto nei išsilavinimo, nei tokio pažymėjimo žurnalisto, tačiau lankausi ir kariuomenės daliniuose, daugiausiai jau savo iniciatyvą. Plečiasi tas pažinčių ratas, džiugu man irgi pasakyti, o šio pokalbio pristatymo metu aš manau, kad tokius mažiausiai 3 kartus pagirsiu save, nes kas kitas tam šuniui uodegą pakels, jeigu neis pats žinot posakį. Tai plečiasi tas ratas ir generolai skaito mano knygas be pavardžių ir apskritai kalbant bendrai apie maniškias knygas, ypatingai tas, kurios nėra grožinės, o yra mokslo populiarinimo literatūra. Aš rašau taip ir stengiuosi rašyti taip, kad bet kuris Lietuvos ar užsienio kariškis paėmęs tą knygą į rankas,
jisai nieko negalėtų, na, iš techninės pusės paprieštarauti, prisikabinti, pasakyti, čia yra visiškai netikslu, štai čia galbūt nesąmonė. Ir panašu, na, bendraujant su kariškiais, kurie skaito mano knygas, kad man tai pavyksta. Iš kitosgi pusės, jeigu žmogus nežino, iš kurio galo reikėtų paimti šautuvą, tai yra visiškas civilis, aš stengiuosi rašyti taip, kad jisai viską suprastų ir kad maža to, kad jam tai būtų įdomu. Pirmas pasigirimas bus toks, kad ko gero man taip rašyti pavyksta, nes jau 4 metus iš eilės dalis šitų knygų, arba iš karto kelios, arba po vieną, Latga, Lietuvos autorinių teisių gynėjų asociacija, rengia 10-tukus, tikriausiai žinote, geriausiai skaitomų knygų bibliotekas. Tai mokslo populiarinimo tam 10-tuke ir autorių 10-tuke, ir aš, ir mano knygos visada patenku 4 metus iš eilės. Tai aš manau, kad tiesiog man pavyksta taip, kad parašyti, jog visiškai civiliai žmonės skaitytų tas knygas ir jiem būtų viskas suprantama. Na, o apie tą edukacinę pusę aš jau ko gero užsiminiau. Tai čia matote ir ten matote paskutinių mano 2 knygų viršelius. Na, jeigu labai techniškai kalbant, tai aš parašiau ne 6 knygas, aš parašiau 7:30 knygos. Tai yra dar viena knyga, kurios čia nėra, jinai yra elektroniniam formate. Ir, na, bet apie ją truputį vėliau ir dabar jau atiduotas rankraštis 8 knygai. Jisai redaguojamas, kadangi tai yra labai specializuota ir karinė knyga, jį redaguoja kariškiai, tai tiesiog apie tai irgi vėliau užsiminsiu. Dabar keliaukime. Taip. Na, galime trumpai pradėti tas mano knygas. Visų pirma, labai noriu pasidžiaugti, nes štai šita knyga, arba ją matote čia, jinai buvo nedidelį tiražu išleista ir jinai yra mažesnėje dalyje Lietuvos bibliotekų, o štai šitoje bibliotekoje, kaip matome, jinai yra. Ir tai man išties džiugu, tai yra mano pirmoji knyga Didžiųjų karų paslaptis. Vėliau sekė karo anatomija, dar vėliau sekė karo žmonės. Kas sieja jas 3? Žinoma, bendras naratyvas, tai yra karo tema. Na ir dar kas sieja, tai kiekvienas istorikas turi savo mėgstamą laikotarpį. Ar tai būtų, nežinau, antika, ar tai viduramžiai, naujieji laikai. Mano mėgstamas laikotarpis yra 20 amžius, na iki pačių dienų, 21 taip pat. Kodėl? Todėl, kad šnekant apie karybą, apskritai 20 amžius tapo motina, tėvų šiuolaikinės karybos. Visą tai, ką jūs matote ekranuose, kompiuterio, televizijos, per žinias, YouTube kanalos ir panašiai, turiu galvoj orlaivius, tankus, automatinius ginklus, visa tai gimė tam kruvinajam 20-ajame amžiuje. Taip jis ypatingai išsiskyrė tokių globalių karų gausa, suprantama dėl to, kad tai vyko Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai. Tačiau ar mes žiūrėsime į ukrainiečių karą su kulkosvaidžiu, mums reikėtų prisiminti, kad jisai tapo tas masinių ginklų, būtent Pirmajame pasauliniame kare, tai yra 20-ajame amžiuje. Jeigu mes žiūrėsime į važiuojantį tanką, vėl tas pats Pirmasis pasaulinis karas. Jeigu mes netgi matysim spygliuotą vielą kažkur tai prie apkasų kovos fronto linijose, vėlgi masinės karybos panaudojimas irgi yra 20-asis amžius. Kai kas išnyko, ko mes, aišku, iš 20 amžiaus jau nematome, aš kalbu apie kavaleriją, nors tai sąlyginis dalykas, tarkime, čia dislokuoti pas mus Lietuvoje amerikiečiai, jie dažnai rotuojasi, tai vienas iš jų padalinių būtent ir pavadintas kavaleristų vardu, nors žinoma, kad ten erdvių nerasime. Ten rasime tiesiog savaeigės kažkokias tai mechanizuotas priemonės. Taigi, tas amžius, 20-asis, viskas yra šiuose knygose aprašyta. Istorijos ten yra tokios, kurių jūs nerasite niekur daugiau lietuviškų. Tai matyti yra vienas iš tų knygų išskirtinumų. Jeigu kalbėsime, kaip jos parašytos suskaldytos dalimis arba nedideliais skirsniais arba straipsniais, todėl skaityti irgi yra pakankamai lengva. Jeigu matote, kad vienoji dalis jūsų nelabai traukia, galima pasimti ir tiesiog perversti kelis puslapius ir padėti skaityti kitą dalį. Dar ką norėčiau pažymėti, kad knygos yra chronologinė tvarka sudėliotos. Tai yra vėlgi, jeigu jūs pradėjote, tarkime, tuo pačiu pirmoju pasauliniu karu arba didžiuoju karu, kai mes vardinam 20 amžiaus tą pirmąjį žmonijos konfliktą didįjį,
Tai sekant toliau, jūs rasite Antrą pasaulinį karą, pokarį, aš kalbu, nežinau, Korėjos karas, Vietnamo karas, iki pačių laikų, aš kalbu nuo audra dykumoje, Irano Irako karo, ir taip toliau, taip Čečėnijos karo, taip toliau. Kiekviena iš knygų, bent jau iš šitų dviejų galiu paminėti, baigėsi tokiom menamom istorijom, tai yra, kurios dar neįvyko. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad karo anatomijos paskutinis skyrius, ten aš rašau apie tai, kaip galėtų atrodyti Rusijos federacijos konvencinis puolimas prieš Lietuvos Respubliką. Karo žmonėse paskutinis skyrius ten rašoma apie tai, kaip reikėtų elgtis mums, tiems civiliams, jeigu mes taptume tais karo žmonėmis, tai yra kaip apsisaugoti, ką žinoti ir panašiai. Tai matyti trumpai, gal daugiau prie šitų knygų ir nebegrįšiu. Na, kaip sakiau, sekanti mano knyga, ten ją matote gale, yra jau pagal pavadinimą, gerai suprantant, apie Ukrainos karą. Logiškai, jeigu tą žodį vėl paminėti, tai ten būtų pirmieji Ukrainos karo metai. Vėlgi, kadangi stengiuosi rašyti ne wikipediškai, ne enciklopediškai, kur užverti skaitytoje kažkokiamis datomis, kuris galiausiai pasimeta, arba techninėmis smulkmenomis. Rašau apie tai, apie ką pas mus žiniasklaidoje, kas užsimenama, sakykime, probėgšmais. Tam tikrus įdomesnius, galbūt, kaip man pačiam žinoma, subjektyviai atrodo dalykus. Na, pavyzdžiui, visi prisimenam Mariupolį, Azovo pulko kovą didvyrišką. Rašau, kaip gimė Azovo pulkas, kodėl rusai Azovo pulką, ypatingai pradžioje, kaltina tuo nacionalizmu, fašistiškumu, ten visi fašistai ir panašiai. Rašau apie tai, kaip atrodo mobilizacija. Kaip atrodo mobilizacija Rusijoje, kaip Ukrainoje, kaip jinai galėtų atrodyti Lietuvoje. Rašau apie tai, kaip kalba kariškiai. Tikriausiai tokius kaip grūz 200, tarkim, arba krovinis 200 ir panašius terminus mes visi žinome, bet ar žinome, tarkime, kas yra krovinis 300, krovinis 400, 500, 600 ir panašiai. Apie visą tai rašau. Rašau, kaip keikėsi kariškiai. Ne tiek tos triaukščius rusiškus keiksmažodžius, bet žargonas. Koks yra karinis žargonas pas ukrainiečius, koks pas rusus, koks yra Lietuvos karinis žargonas, nes toks taip pat egzistuoja. Rašau paprastai, bet tas žodis yra neprastai, žinot, posakė, man taip atrodo suprantamai apie įvairius ginklus. Nes ypatingai dabar jau visi daugiau mažiau supranta, žino, ypatingai karo pradžioje, nežinau, Delfi galima buvo paskaityti kažką panašaus, atvažiavo tankas, šovė bombą į kitą tanką ir jam nukrito ratas. Tai kad nebūtų tokių kazusų, paprastai žmonių kalba paaiškinu, kas nuo ko ir kaip skiriasi. Na ir žinoma, knygos geras ketvirtadalis, trečdalis tiesiogiai siejasi su Lietuva. O kaip mes atrodome tame Ukrainos karo kontekste? Kaip evoliucionavo, kaip gimė, vystėsi ir kur yra dabar Lietuvos kariuomenė. Kokia jos gali būti ateitis. Ką mes galime padaryti arba negalime padaryti. Tai vat, knyga yra prieš jūs padėta ten ant stalo. Mielai kviečiu imti ir skaityti. O ta elektroninė versija, antroji jos dalis, tiesiog kaip tęsinys jau taip vėlesnius įvykius, nors reikia panašių principų parašyta, ją jau žinoma galima tik tai įsigyti. Ten yra Pegasas LT svetainė ir Antanukas LT elektroninių knygų svetainėje. Tai va, tai trumpai perbėgom per tą Ukrainą. Na ir prieinam prie to, ko mes čia susirinkom tikriausiai. Tai yra prie paskutinių mano dviejų knygų. Nuotrauka ne mano, atsiuntė vienas bičiulis šaulys. Tiesiog man pats kontekstas patiko, nes jisai prie savo turimos ekipuotės, ginkluotės padėjo mano knygas. Nes taip, toje knygoje irgi miniu šaulius, Šaulių sąjungą. Ir visas veiksmas vyksta, grubiai tariant, šiandien. Turiu galvoje, pirmoji knygos dalis, diena, kai jie ateis, jinai parašyta, jinai išleista šiek tiek daugiau negu prieš metus, tačiau veiksmas vyksta 2025 metais. Ir tai yra, dar vienas toks pasigyrimas bus, įsiklausykite žodžius, kaip pompastiškai skamba. Tai yra pirmasis Lietuvos literatūros istorijoje karinis trileris. Ir aš visur labai, kaip sakau, kaip žinot, irgi tą žargonišką slengo išreiškimą
draskau marškinėlius, siekdamas, kad man kas nors įrodytų, jog tai nėra taip. Bet kol kas niekas neįrodė, nes tiesiog tokio stiliaus knygų iki šiol Lietuvoje nebuvo. Na, tai atrodo, sakykime, kai kas įvertintų, čia fantastika. Pati leidykla, o ten dirba vėlgi daugiausiai moteris, jie paskaitė rankraštį ir sakė, nu čia taip baisu, aš nežinau, čia tokia distopija, tą žodį paminėjau. Bet kokiu atveju tai yra karinis trileris, įtempto veiksmo, įtempto siužeto. Ir kodėl aš rodau šitą poną? Todėl, kad, to viską paaiškinsiu, kad šitas žanras, karinių trilerių žanras, bent jau vakaruose jis yra labai populiarus. Taip, tai yra pakankamai specifinis žanras, ten daug veiksmo, daug nuotykio, daug karinių galbūt terminų. Pas mus to nebuvo. O kodėl aš rodau šitą poną? Čia yra Deilas Braunas, jis yra buvęs Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų pilotas ir jis yra vienas iš tų jau 14 parašęs bestsellerių autorių, būtent karinio techninio trilerio žanre. Ir viena knyga, Night of the Rogue, pas mus buvo išversta Erelio naktis lietuviškai. Aš jos gyvai nemačiau lietuviškai, bet 93 metais Lietuvos rytas, dar turėjau pasitikslinti iš tikrųjų, ar netyčia nebuvo tuo metu dar Komjaunimo tiesa, bet žinoma, nebuvo, jau buvo Lietuvos rytas, dienraštis. Jis spausdino ištraukas per daug numerių, atskirus skyrius, išverstus šito Deilo Brauno Erelio nakties. Ir aš tada 18-metis, skaitydamas, žinot, tas šautuvėlių amžius jau lyg ir praėjęs, bet pats interesas karybai ne, skaičiau ir žavėjausi. Ten buvo rašoma apie tai, kad 92 metai Rusijos kariuomenė jau baigė išeiti iš Lietuvos, bet galiausiai, pas mus išėjo 93 rugsėjo 1, paskutinis ešelonas išvyko, o knygoje neišėjo. Maža to, padedami įvedinėti nauji daliniai. Nu ir žinoma, įvyksta konfliktas, įvyksta karas ir lietuviai gaunasi Vilniaus gatvės ir panašiai. Ir man tas labai tam jaunam, iš šautuvėlių išaugusiam, per brūkšnelį neišaugusiam, labai padarė didžiulį įspūdį. Aš galvoju, velnias, kažkada aš irgi norėčiau kažką panašaus parašyti. Tai yra karinio, nuotykinio, kur būtų Lietuva, kur kovotų lietuviai. Tai, na, tiesiog praėjo 30 su trupučiu metų ir aš tai padariau. Tai va, tai truputį apie tą patį stilių, apie kas inspiravo parašyti, ne Ukrainos karas, ne dabartinė apskritai įtempta geopolitinė situacija, bet pati ta vidinė, giluminė sena inspiracija, tas įkvėpimas atėjo štai iš šito pono. Na, ko gero, kad tų filosofijų būtų mažiau, aš galvoju, paskaitysiu jums dar ir keletą ištraukų. Jas pailiustruosiu skaidrėmis apie vizualą, apie nuotraukas, kurių yra kiekvienoje iš knygų ir kodėl jos irgi yra ypatingos, aš taip pat jums šiek tiek vėliau papasakosiu. Na, šito pono tikriausiai niekam dabar pristatinėti nereikia. Matote. Taigi, pirma ištrauka, knygoje rasite politikus. Ir pirmoji ištrauka bus apie tai, kaip aš įsivaizduoju galimai, galbūt kalba arba kalbėjo Kremliuje minimų įvykių kontekste. Štai čia žinoma, kad yra ta literatūrinė fikcija ir ar ten iš tiesų taip kalbėjo, o gal visai nepanašiai kalba, tačiau įspūdį gali susidaryti patys. Maskva, 25 metų Liepos 2 diena. Gerai, Serioga, tu man iš naujo viską lėtai ir nuosekliai papasakok. Tai, draugė prezidentė, viskas jau su jumis suderinta ir aš puikiai suprantu. Bet ar tikrai apgalvojate kiekvieną smulkmeną? Nebus taip, kaip prieš keletą metų, Kievas per kelias savaitės ir panašiai. Pats matei, kaip viskas buvo. Nuo pravalo, nuo visiško pravalo mus skyrė visai nedaug. Tu ir pats jau man pasakai, kad gali tekti atsitraukti ir nuo Kijevo ir dar daugiau. Draugė prezidentė, tada buvo tada. Ta žmogus Zelenskio aplinkoje padarė savo darbą. Taip iš pradžių jis niekur nesiruošė pasitraukti ir aš jums sakiau, kad amerikiečiams net pasakė, ne, aš nebėgsiu, geriau duokite man ginklų. Bet galiausiai mums pavyko. Absoliučiai pavyko ir jūsų teisingas sprendimas tęsti operaciją ir visi kiti teisingi sprendimai. Serioga, trumpiau. Apie tą jūs spauda rašė ilgai ir nuobodžiai. Bet tu supranti, jeigu ne tas žmogus, kuris jį pakišo. Jei ne informacija perduota mūsų specukams, Kacholų prezidentas iki šiol būtų gyvas gyviausias. Visas jo generalinis štabas aplinka vadovautų, o mes kur būtume? Kur?
Donbase būtume, Kryme būtume. Aš tau pasakysiu, Serioga, šitnoj mes būtume. Šitnoj. Rusijos federacijos prezidentas sukryžiavo rankas ant krūtinės ir iš padilbių nužvelgė savo gynybos ministrą. Draugė prezidentė, draugė gynybos ministro rankos kiek drebėjo, tačiau jis susitvardė. Aš nežinau, kur mes tada būtume, bet mes dar šį mėnesį galutinai apsupsime Lvivą. Man draugas Gerasimovas pranešė, kad Serioga, apsupsime mes vėl savo šitą. Tu jau apsispręs, ar kelnaitės nusimauti, ar kryželį užsidėti. Prezidentas atsilošė. Jis mėgo vaizdingus posakius ir labai didžiavosi savo neatremiamu humoru. Tiesą sakant, artimiausios jo aplinkos žmonių nuomonė apie jo humorą buvo kitokia, bet niekas nedrįso šefui to parodyti. Atvirkščiai, prezidentui papokštavus visų veidus nušviesdavo labai nuoširdžios kabutėse šypsenos, o atstovas spaudai nevengdavo pagirti. Jo jūs, Vladimirai Vladimirovičiau, kaip pasakysite, tai lygių nėra. Žodžiu, čia ne Ukraina, tu supranti, Serioga, čia NATO. Tai arba darom, arba darom. Na, taip toliau ir panašiai, abiejose knygose rasite tų sugalvotų, suprantama, kad Kremliaus kuluarų kalbų ir kalbant apie veikėjų tikroviškumą. Žinoma, kad rašydamas apie Rusijos prezidentą, aš turiu galvoje šitą. Rašydamas apie gynybos ministrą Sergejų, tai visi dar prisimenam tokį Šoigu tikriausiai. Na, knygoje yra rašoma ir apie Lietuvos politiką. Ir čia yra Lietuvos prezidentas, labai trumpas, taip nepasakojama pačio turinio, Lietuva visgi yra užpuolama ir Lietuvos prezidentui reikia evakuotis iš Vilniaus. Taigi, galvodamas apie Lietuvos prezidentą, na, ten vardo jūs nerasite, bet iš jo pavyzdžio suprasti, kad jis yra aukštas. Vienoje vietoje buvo paminėta, kad jo žmonos vardas Diana, tai ko gero irgi tikriausiai daugiau pasakymų nereikia. Taigi tie visi personažai yra maksimaliai bent knygoje priartinti prie, žinoma, kad įsivaizduojamos autoriaus tikrovės. Taigi, dar viena ištrauka galbūt iš to lietuviško, prezidentiško. Beje, ar žinote, kur šitą nuotrauką padaryta? Vilnius, taip, čia yra Lietuvos prezidentūros kiemelis. Apie pačias nuotraukas šitą rasite knygoje. Apie pačias nuotraukas, kaip sakiau, truputį vėliau. Na, dabar tokį nekaltą ištrauką paskaitysiu. Vilnius 25 metų rugsėjo 13. Kas čia per dažai? Neseniai dažyto jau lūpas į lūpas, duomo elektra nedings. Prezidentui ir aukščiausiam šalies vadovybei skirtas bunkeris netrodė itin naujas ir modernus. Kaip tik tą akimirką ryškios dienos šviesos lempos sumirksėjo, prigeso, tačiau tarsi susigėlusios savo silpnumo akimirkos vėl sudusgė ir ėmė šviesti tą gerokai per ryškią šviesą, neleisdamas pradingti tamsoje jokiam didelės spartietiškos patalpos elementų. Lietuvos prezidentas siektelėjo telefoną. Daugybė žinučių ir praleistų nežinomų numerių skambučių. Dauguma su užsienio valstybių kodais, todėl prezidentas susimąstė. Kiek laiko prireiks sekretoriatui visiems atskambinti, išsiaiškinti? Žinoma, jeigu to apskritai prireiks. Ko gero, rusų karinė žvalgyba ištrauks šį telefoną iš mano apdegusio švarko ir imsis informacijos analizės. Valstybės galva niūriai šyptelėjo, atitraukė ranką ir negarsiai kostelėjo. Prie durų stovintis vyras iš vadovybės apsaugos tarnybos žvilgtelėjo per petį. Prezidentė, viskas gerai. Algi, gal kokių naujienų turi? Prezidentė, nieko svarbaus, laukia ramu. Priešo nepastebėta. Dar 5 minutės, gal 4, tada atvyks premjerė, krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas ir eisime į pasitarimų kambarį. Apsaugos pareigūno ranka buvo tarsi suaugusis automatinio ginklo rankina, o nejudantis pirštas ištiestas gulėjo, neliesdamas ginklo nuleistuko. Juoda uniforma, šalmas, šarvinė liemenė, ekipuotės liemenė, dėtuvės ir dar daug ko, kam prezidentas net pavadinimo nežinojo. Ko gero, jo liemenė netokia patogi kaip maniškė, nors gal saugo geriau. Būkštelės ranka per pilvą šalies vadovas pajuto slegiantis svorį po marškiniais. Svarbių asmenų apsaugos šarvinis komplektas. Kaip ten? Na, ko gero, viena Kalašnikovo kulka ir ašlavonas. Vėl tie pojūčiai, širdies dūžiai, šaltas prakaitas, ypač delnai. Jie visą laiką išduodavo. Tada per pirmąjį užsienio vizitą iš karto po inauguracijos. Pirmasis oficialus susitikimas, Kalvės sargybos kuopa, svetimos šalies oro uostai ir daugybės nežinomų svarbių asmenų rankų paspaudimai. O mano rankos prakaituotos. Nors kam dabar rūpi, prakaituoja prezidento rankos ar ne? Keista būtų, jeigu neprakaituotų, tokia padėtis.
Sėdžiu savo kaip tortas, o ten už bunkerio sienų žūsta žmonės. Mano žmonės. Vyras taiga pajuto pyktį. Pyktį, kuris visuomet pakeisdavo stingdantį baimę šaltį, kuris neatimdavo protą, o atvirkščiai, skatindavo veikti. Juk aš Lietuvos Respublikos prezidentas. Gerai, labai gerai, sveikas humoras ir saviironija visada padeda išblaškyti abejonės. Prezidentas atsistojo, pasitaisė marškinius virš šalinės liemenės, užsisegė viršutinę švarko sagą. Algi, einam, laikas susitarti, kaip nugalėti rusus. Šiek tiek patoso kupina ištrauka, įsivaizduojant mūsų dabartinį prezidentą. Aišku, aš stengiuosi kažkokių tai politinių simpatijų, antipatijų čia niekaip nedemonstruoti, bet kokiu atveju jūs supratot tikriausiai tą siužeto bendrą vyksmą. Tai yra, prezidentas turi evakuotis ir turi evakuotis ne kažkur kitur, o evakuotis į Kauną. Šitoje knygoje ir antroje jos dalyje jūs rasite labai daug Kauno. Na, dėl to visų pirma, kad aš pats kaunietis, gimęs augęs Kaune, didžiąją laiko gyvenimo dalį praleidęs čia. Pagrindinis veiksmas, jeigu mes taip įsivaizduokime, tai vyksta tas karinis, apie kurį irgi paskaitysiu šiek tiek, ties Moravos viaduku. Jeigu žinot, kelias ten nuo Ramučių ir panašiai. Tai dabar aš ko gero gal ir paskaitysiu. Prašau, netą paspaudžiau. Gal ir paskaitysiu veiksmą iš ten ir paskaitysiu grinai karinį veiksmą ir paskaitysiu ištrauką apie tai, kaip visą situaciją mato ir kaip veikia patys mūsų kariškiai. Tai dar vienas, nepasakysiu, kad kažkoks išskirtinumas knygos, bet tai nerašau tiesiog apie ant juodbėlių žirgų atjojančius lietuvaičius žiūrom akim ir panašiai. Tai nėra šapokos istorija, tai yra karinis trileris. Ir čia išgirsite šiek tiek karinio žiaurumo, nors juo nesimėgauju. Visiškai ir absoliučiai. Nė vienoje iš knygų. Bet rašyti apie karą, neminint nukautų žmonių, neminint tos visos kančios, ko gero nelabai išeina. Na, o čia vėlgi nuotrauka yra, žinoma, kad stipriai pakoreguota jau su to vadinamu Photoshopu. Ir kita programa tai yra Vilnius Konstitucijos prospektas. Nuo Baltojo tilto pusės, jeigu žiūrėsim. Aha, gerai, tada tai bus ištrauka. Kelias A6 Ramučiai, rugsėjo 14. Davai, judam, Vaniuš, ką matai, raportuok, greitai. Grupės vadas net išraudęs staugė radijo stotin, nors paskutinis kreipinys buvo skirtas šalia sėdinčiam kolegai, o nedidelė šarvuotų Rusijos Federacijos visureigių Tigar kolona neseniai ramiai įpsojusi didžiausių šalies ginkluotosiose pajėgose sraigtasparnių viduriuose lėkė keliu. Žodis lėkė gal nebūtų pats tinkamiausias, nes greitis neviršijo 50 km/h, bet drono operatorius, sėdintis šalia blokavimo grupės vado, vis tiek keikėsi po nosį. Net gana lygiame kelyje, judant transporto priemonėje, valdyti droną buvo ne taip paprasta. Keli žvalgybiniai dronai Zala, iš kurių vieną ir valdė vado mašinoje sėdintis operatorius, transliavo skirtingus vaizdus. Kairėje nešiojimo šarvuotos valdymo konsolės ekrano pusėje kitos grupės drono perduodamas vaizdas. Vanė matė rūkstančią suspaudinto viaduko nuolaužas, minosvaidžių minų sprogimų keliančius stulpus ir žybsinčias lengvųjų šaulių ginklų ugneles. Tiesa, tik iš puolančiųjų saviškių pusės. Krovinio L, tai yra Lietuvos prezidento apsaugos komanda, judėjo binomais. Na, čia yra paaiškinimai, kur tai yra dviejų asmenų formuotinis. O jų veiksmus išduodavo tik keliami ginklų vamzdžiai ir planingas judėjimas Kauno kryptimi. Profesionalai, ot juda šakalai, pagalvojo operatorius ir giliai širdyje pajuto, kad gėrisi tokiu priešo sumanumu. Ivanai susikauptavo užduotis kita, sudraudė save ir mikliai perjungė didesnį vaizdą į savo kontroliuojamą droną. Vade, kaip žvalgyba ir teigia, priešiškos veiklos nepastebima, nors ko gero ten civiliai. Artėjame prie vietovės Ramučiai ar kažkaip panašiai. Daugiausiai matyti nuosavi namai, prie kelio dideli pastatai, sandėliai ar kažkokie gamybiniai, bet švaru. Stebėk, Vaniuš, stebėk. Vyrai iš Alfa pričiups krovinuką arba pasivairuos į tiesiai mums. Kiek tiksliai liko iki kelio ir viaduko? Apie 3 kilometrus vadė. Varom, judam, davai, pacanai, istorija nusivertins. Vadas kiek karščiavosi. Pirmas, žiūrėkite visas pusės. Vadas grįžtelėjo į kulkosvaidžio šaulio operatorių. Koloną laikyti atstumus. Įtemptai žiūrėdamas pro priekinį šarvuoto lango stiklą, vadas vėl sustaugė per radio stotį.
Kurį laiką priešakinėme visureigyje tvyrojo tyla, pertraukiama trumpų aplinkinių dalinių pranešimų radijo ryšiu, kol staiga eteryje pasigirdo aiškus jų būrio šaukinys. Sigma 3, čia Sigma 1, kartoju, Sigma 3, čia Sigma 1, kaip mane girdite? Sigma 1, čia Sigma 3, girdžiu gerai, kokia situacija? Sigma 3, krovinys L išsprūdo, persekiojam, kartoju, persekiojam, kuo greičiau, kartoju, kuo greičiau judėkite viaduko link ir darom replės. Mes spaudžiam, jūs blokuojat. Sigma 2 uždengia katilo dangtį. Pagal planą evakuacijai turime nedaugiau kaip valandą. Vėliau sraigtai kils dėl galimo NATO aviacijos pasirodymo. Mūsų Su-35 ilgai nesulaikys. Kaip supratote? Sigma 1 supratau, viadukas, dabar, ryšio pabaiga. Vadas atsilošė, iškvėpė ir vėl sustaugė į raciją. Aleksandrai, Tolianai, Ruslanai, Viktorai, davai savo tikrus arčiau manęs, visų greičių viaduko link. 3 minutės ir mes ten. Nu dabar litovcam ir jų priezikui pizdėts. Paskutinius žodžius Sigma 3 ištarė specialiai neatleidęs radio ryšio jungiklio, kad pavaldiniai pasigerėtų jo ryžtų. Vade, drono operatorius nejaukiai pasimuistė kitoje šarvuočio sėdynėje. Ką, man, sakyk? Visureigio vadas net nepažvelgė į pavaldinį, niūriai glostydamas savo ginklo apsaudą, vis dar žvelgdamas pirmin. Vade, aš tik kartą praskridau pro viaduko prieigas. Duokit man dar, gal kokias 40 sekundžių ar minutę ir aš... Vane, Vaniuš, o davai gal tu nemiškai batą ir savo instrukciją susikirk, žinai kur? Vadas šypsojosi, bet kažkaip keistai. Mes turim atsirasti va ten per tą minutę. Vadas mostelėjo rankai artėjantį viaduką. Ir mes ten ūmai priekinis visureigio langas pražydo stiklo gėlelėmis ir įtrūkimais. Galiausiai vienas šarvuoto stiklo šonas plyšo ir ištiesta vado plaštaka, virtusi kruvinomis mėsos ir galo plaišomis, įskrido į desanto skyrių. Kontaktas, 3 valanda, sušuko pirmas ir ėmė kalenti kulkosvaidis ant stogo. Tačiau tuoj pat visureigis krestelėjo ir pasigiro ant šono. Nors 40 sekundžių, blėt, aš būčiau juos pama 2 skylės visureigio šone ir nebaigta Vaniušos frazė trečiajam šūviui veik nutraukus galvą. Tai tokių ir panašių karo veiksmo siužeto vingių jūs tikrai rasite, nes, kaip sakiau, tai yra karinis veiksmo trileris, bet ko gero moteris sėdė numetusios galvas ir galvoja, kur po galais meilė yra apskritai. Skelbime buvo parašyta, kad pakalbėsime apie meilę. Ne, skelbime nerašom apie meilę. Aš mačiau Facebook'e, internete buvo. Jeigu norite pasikalbėti apie meilę, tai ateikite. Stoja Petkevičius ir kalba apie nutrauktas plaštakas. Nu jo. Tai iš ties tai yra toje istorijoje, jeigu paimsime, jeigu šitas abi knygas, tai sulaikykime jas kaip tas, nežinau, kaip salami dešra. Vienas gabaliukas bus politika, antras bus karas, trečia meilė ir vėl kartojasi. Tai yra tiesiog karinis techno meilės trileris, nes tai yra istorija apie du žmonės, jį ir ją, kurie buvo klasiokai, kurie įsimylėjo, kurie bendravo, vėliau gyvenimas juos išskyrė ir jeigu labai trumpai vėl neatskleidžiant, antroji knygoj, tiksliau netgi pirmoji, jie vėl sueina į vieną. Bet čia viskas labai šaunu, nutinka karas. Kaip jiem ten seksis, bet gerai, tiesiog reiktų paskaityti galbūt vieną kokią ištrauką. Kadangi nepilnamečių čia nėra, tai aš tyliai pasakysiu, kad knygoje galite rasti ir erotikos elementų. Tai tada paskaitysiu. Taip. Svarbiausia. Pirmą tokią ištrauką gal paskaitysiu, kuomet jie tai pagrindiniai herojai, Matas ir Nerija, jie yra jau paskutinių klasių moksleiviai ir jie jau draugauja. Tai yra Kaunas, 90 metų, rugsėjo 2 diena. Neryte, o ką tu mane veikti po mokyklos? Matas laikė vėsiai merginos ranką, o jo kraujotaka, ypač dubens srityje, buvo gerokai suintensyvėjusi. Negarsiai grojanti muzika, minkštos Opelio sėdynės, automobilio aikštelė prie Kauno pilies ir tolumoje plaukiantis debesis sukūrė gana romantišką pavakarės atmosferą. Nežinau, Matulė, ašgi matai, šiek tiek muzikantė, šiek tiek menininkė, tai ir nežinau. Mokytojas gyrė, kiti gyrė, kad man sekas, kad pažangą darau, bet ar aš noriu groti visą gyvenimą? Tiesiog nežinau jai atvirai. Liko dar metai ir dar laiko yra. O tu ką manai, kareivi, tu mano? Klausyk, o gal stojam kur nors kartu? Gal yra koks univeras ar panašiai, kur galime kartu? Turiu galvoje skirtingos specialybės, bet viena vieta.
būtume tokie studentai, kambariokai, na, pokštų aišku, betgi supranti. Nuo tos minties vaikinui kraujas dar labiau plūstelėjo į gyvybiškai svarbias vyrui vietas, taip sakydavo draugas Žydrius. O primerktų Nerytės akių žvilgsnis ir jos firminė Monos Lyzos šypsena nusiraminti tikrai nepadėjo. Matas pajuto, kaip linksta artyn, kaip šnerves pradeda kutenti merginos kvapas, o lūpos pasiekė jos lūpos linkius. Vienas, du atsargus prisilietimai skruostų, bučinys priminantis nekaltą pakštelėjimą lūpomis, o po akimirkos apseigaisios kapo Nerytės rankos ir gilus drėgnas, ne, labai gilus ir labai drėgnas burnų susiliejimas, su lėtais vinguojančiais liežuviais ir tuo merginos atodusiu, kurį Matas prisimins visą gyvenimą. Na, toliau gal neskaitysiu, palieku intrigos kažkiek tai, nors, ko gero, turiu tą įsikibęs, daug prisidėjęs ištraukų žymeklių į pirmąją knygą ir nieko neskaičiau iš antrosios. Antroji yra labai graži, ne tik viršelis, bet ir galinis viršelis. Čia pokštas, čia aš esu tiesiog, dėl to gražiai. Na, o paskaitysiu vėlgi paskutinę ištrauką iš suaugusių Mato ir Nerijos. Ir veiksmas šitoje knygoje, jeigu pirmoje vyksta daugiausiai Lietuvoje, praktiškai išimtinai, tai šitoje knygoje rasime Lenkijos ir nemažai Kaliningrado. Kodėl Kaliningrado arba Karaliaučiaus paskaičius, manau, kad tikrai suprasite. Varšuva rugsėjo 20. Maždaug tai aš įsivaizdavau kadaise. Matas užtraukė sunkės užuolaidas, paslėpdamas spindinčią Varšuvos panoramą, besidriekiančią akinančių šviesų jūrą, kuri atsivėrė pro viešbučio Varšuva interkontinentinio, supratot, 27 aukšto langą. Tada mes planavome važiuoti dviese pirmyn. Paryžius, Roma. Nerija užsitraukė antklodį iki pat smakro ir svajingai nusišypsojo. Bet tiks ir Varšuva. O jau vėliau po karo, tada bus ir Roma ir Paryžius. Matas palinto po mylimosios antklodę ir braukdamas pirštų pagalvėlėmis per moters kūną sušnabždėjo. Gal dar Milanas bus, švelnus prisilietimas lūpomis prie išorinės Nerijos dubens pusės. Londonas bus, bučinys į pilvą. Švedų Stokholmas man patiko, graži architektūra, lūpos prisiliečia prie vienos krūties. Berlynas toks didelis ir jaukus miestas, liežuvis prisiliečia prie kitos krūties. O apskritai tai pasibūsime ten, kur šilčiau, gerokai labiau į pietus. Vyras lysteli žemyn, Nerija kiek pakelia klubus ir nieko jau nebesako. Taigi, tai šita mano gero gaida kalbėti apie, tiksliau skaityti šitų dviejų knygų ištraukas aš ir baigsiu. Nepasakiau dviejų svarbių dalykų. Finansinių, tokių komercinių, autorių svarbių. Tai pirmasis dalykas bus, kad visą tai, ką jūs matote ant stalo, jūs galite įsigyti pas mane, išskyrus pirmąją knygą, tai yra šitos yra bibliotekos knygos, bet aš turiu atsivežęs čia. Praktiškai visų knygų, po vieną kelis egzempliorius, tai jau kas norite, turėti savo, su dedikacija savo, pažįstamiem, artimiesiem ir panašiai, maloniai prašom, kad nereiktų galvoti, kaip kas kur prie ko, vienos knygos kaina 11 eurų. Kai kurios knygos, na, gaunasi šiek tiek mažiau savikainos autoriaus, jeigu taip žiūrint, bet kad nevardinti, rašiau tų knygų gyvavime, tai kad nevardinta tiek, tai padariau visas po 11 eurų ir pristatymo metu, antro pristatymo metu, jau taip siūlau, gal kažkas norės nupirkti. Kitas svarbus finansinis dalykas, kad jeigu niekas nenorės nupirkti, arba kam pirkti jau galima paimti iš bibliotekos, tai irgi labai teisingai mąstote, ta Latga, kurią minėjau, imdama ir skaičiuodama, sudarinėdama 10 knygų, jie vertina knygų paėmimą honorarais. Ir pasibaigus metam, maždaug vidury metų, tai būna apie birželio mėnesį, autorius gauna už praėjusius metus honorarą skaitytojai, jeigu ėmė jo knygas. Ten bandžiau skaičiuoti, iš tikrųjų skiriasi biudžetas bendras kiekvienų metų, tai pasakyti, kad gausiu arba gaučiau, kad turėčiau gauti tiek, nebeišeina, bet grubiai tariant, nuo 2 iki kažkur tai gal atskaičius mokesčių 7 centų už vieną knygos paėmimą autorius gali gauti. Tai jeigu jūs visi šiandien paimtumėte visas šitas knygas paskaityti namus, tai jau grįžęs pas vaikus galėčiau ledų nupirkti kitų metų birželį.
bet va čia taip, pusiau nerimtai. Tai va, tai tikrai kviečiu, kas nori arba bibliotekoje pasiimti, arba tiesiog įsigyti asmeniškai. Na ir visai baigiant tą knygos temą, minėjau apie nuotraukas. Iš tikrųjų, kas visiškai suprantama tos negrožinės literatūros knygose, turiu galvoje mokslo populiarinimą, kur yra mūšiai, žmonių istorijos įvairios ir panašiai, kad ten yra nuotrauka, viskas yra kaip ir okei, ir viskas gerai, bet romanai su nuotraukomis tai pakankamai retai pasitaiko, o pas mane jų yra. Ir štai tie 3 žmonės, didesni ar mažesni mano pažįstami arba bičiuliai, jie sutiko man duoti savo, paskolinti savo nuotraukas, kurias aš galėjau įkomponuoti į knygą. Ir čia dalį tų nuotraukų viršelių ir matote. Pakankamai, man atrodo, padarėm neblogą kompoziciją. Čia yra Vidmantas Balkūnas, jis ten toksai laisvai samdomas žurnalistas, iš tikrųjų ekstremalas, nuo Afganistano iki Vilniaus čigonų taboro, narkotikų prekeivių sulaikymą fiksuoja ir panašiai. Ir dirba kažkiek kariuomeniai. Agnas Čemerka, seržantas kariuomenės, vienas geresnių mano galvo kariuomenės fotografų, ir iš dailiosios lyties atstovių, kariškių, be konkurencijos geriausia yra Ieva Buzeikaitė. Tai vat visi šitie žmonės tiesiog davė savo nuotraukas, kai kurios jau niekur nepublikuotos, jas išvystė tik mano knygose, tai maloniai kviečiu ir pasidžiaugti taip pat jomis. Na ir paprastai baigiu iš tikrųjų viena tokia beveik sakralinė fraze, labai teisinga fraze, tai yra Jungtinėse Amerikos valstijose, Vašingtone, Korėjos karo laikų memoriale iškalti žodžiai "Freedom is not free", arba laisvė negaunama dykai, arba laisvė tiesiog nėra gaunama už dyką. Tai tiesiog kviečiu visus prisiminti, kad jeigu taip nutiks jau pas mus mūsų šalyje, kad mes tapsime tais karo žmonėmis, kad žinojimas irgi yra stiprybė, žinojimas padės ir apsaugoti save ir savo artimuosius ir galbūt nugalėti. Tai ačiū Jums už tą mano monologą, kad išklausėte neužmigę. Ir jeigu turite komentarų, klausimų, replikų, prieštaravimų, žinoma, kad pasiruošęs reikalus atsakymus. Man tai toks klausimas, kai jūs jau daugiau gal nagrinėjot tą karo istorijas, kodėl būtent kartojasi karai? Kodėl žmonija negali išspręsti problemų kitų būdų? Juk yra galimybė. Kas čia apsivalymas, ar žmonių per daug atsiranda, ar atsiranda asmenybės, kuriom reikia karo? Karo reikia visiems. Labai toksai, ta prasme, iš karto replika tokia, kuri yra labai natūrali, žmogiška, teisinga. Ar jums asmeniškai reikia karo? Manau, kad ne. Man jų irgi nereikia. Tačiau visiems bendrinė žmogiškąja prasme jo reikia. Čia labai plati iš tikrųjų tema ir aš ten ne pats filosofuoju, kartais, kadangi esu buvęs dirbęs psichologu, tokioj ne visai standartinėje įstaigoje, dirbęs labai daug metų su nuteistaisiais, su asmenim švelniai tariant linkusiais nusikalsti recidyvistais. Tai man labai įdomu buvo nagrinėti tą fenomeną, tos agresijos, kartais autoagresijos. Ir išties tos uždaros vyrų bendruomenės, jos pasižymė tą, sakyčiau, vieną savybę, bet gerai, gal ne tiek apie mane. Freudas, visi žinome tą psichoanalizės tėvą, jis irgi išskyrė libido ir tanatų, kas dvi žmogaus pagrindinės dedamąsias dalis, kur viena libido, aš nekalbu tiesiog apie tą seksualumo išraišką, bet kalbu apie tą varančią jėgą, kuris sako, kad reikia eiti į priekį, jeigu apie naujas žemės kalbant, arba ne tik apie jas užkariauti kažką, tanatų yra paslėptas pasąmoninis mirties troškimas už žmogų. Galima ginčytis, kodėl tačiau jis taip nustatė. Kitas, jau arčiau žemės, tarkime, Abrahamas Maslow. Visi žinome irgi tikriausiai jo tą poreikių piramidę, žmogaus poreikių piramidę. Dabar jeigu pasižiūrėsime tą piramidę, kas tai yra? Pirmasis piramidės laiptas tai yra, kad mes išliktume gyvi, kaip tiek kaulų ir mėsos maišelis, mums reikia
nesušalti, atsigerti, pavalgyti, neperkaisti, pamiegoti. Tai yra tada mes galėsim fiziškai judėti. Antrasis poreikis ant viršaus aukštesnis yra saugumo poreikis. Ir visi kiti poreikiai į viršų jau daro mus žmonėmis iš didžiosios raidės. Jeigu techniškai kalbėti, tas karjeros poreikis, sakykime, irgi galbūt iš ten ateina poreikis padėti kitiems, milijonai, kuriuos žmonės skiria labdarai, padeda kitiems, poreikis save įprasminti, nuo kurti eiles, žiūrėti žvaigždės, pasiekti darbinių rezultatų, visą tai yra labai gražu. Bet tas karas, kuris yra pastovi mūsų žmonijos būsenai, ką jis padaro, jis tiesiog puikiai, fantastiškai tą antrą laiptelį išskiria saugumo poreikį. Jis jį panaikina, mes jaučiamės nesaugus, nes negalime būti saugus. Visas piramidės viršus sugriūna. Kas mes liekame? Mes liekame mėsos ir kaulų maišeliais, kuriuoms reikia neperkaisti, išgyventi, pamiegoti, jeigu išeina, ir būti nenužudytiems. Tai daug tų yra dalykų, kuriuos galima bandyti pritempti arba pagrįsti moksliškai. Visi iš tikrųjų didieji atradimai, užkariavimai, visas verslas tuo pagrįstas. Tai yra konkurencija ir noru būti geriausiu. Užlipti tam ant galvos. Žinoma, tik tai mes slepiamės po tam tikromis vertybių širmomis arba tikrai jas turime tas vertybės, kad negalime, moralas reikia turėti, negalime va taip. Bet kai kuomet ateina į valdantį elitą, bet kokia forma, nors kiek psichopatizuota asmenybė, asociali asmenybė, o tai yra praktiškai beveik visi politikoje esantys žmonės, vėlgi skambės labai kaip supras, beveik visi, vieni yra geri, kiti yra blogi. Na, nevertinam, kai kuriems reikia parado, kai kuriems reikia būti pripažintiems ir išlaikyti politikos elitę, reikia užlipti ant kitų. Kai to mažai, kai tu esi ypatingai didelės valstybės vadovas, kai tu įsivaizduoji, kad tu esi šitie, nežinau, plebsas, manęs ten, man nebaisus, proletariatas manęs neperinkinės, nes aš jam neleisiu perinkinėti, aš būsiu čia valdovas, aš būsiu čia caras. Na, tada kažkas užsinori būti Petru I, kaip yra pasakęs, pakartoti jo žygdarbius ir panašiai. Tai daug tų yra dalykų, bet tai yra, kaip sakė vienas prezidentas, buvęs musyse. Nu, išties taip yra. Ir ta agresijos išraiška, jinai yra paslėpta. Minios eidavo žiūrėti šimtmečiais su vaikais ant rankų, kaip kertamos galvos. Dabar taip neina, bet iš tikrųjų daugelis šiuolaikinių tų pačių psichologijos eksperimentų pasako ir parodo, kad žmogus yra labai pakankamai nesunkiai valdoma būtybė. Ir ypač jeigu ta būtybė gauna tokio spaudimo, taip pasakyti. Tai karai buvo, yra ir bus. Ir aš manau, kad jie nepriklauso nuo žmonių pertekliaus ir panašiai. Kodėl jie patys kartojasi, kaip sako, istorija sukasi spirale, nesikartoja, bet rimuojasi, bet todėl, kad žmonės išlieka tie patys. Keičiasi tik techninės priemonės, kuriomis mes labai smagiai belabiname kitus. Antrą kartą aš kartuoju, kad karai buvo ir bus. Kodėl ateity jūs galvojate, kad jie bus gerokai žmonija ir liks, bet po antro laiptelio, ir faktiškai jeigu žmogus jau turi viską, jisai toliau pagal piramidę, jisai dvasiškai turi tobulėti. Jam reikia teatrų, koncertų, kas atsitiko dabar su žmonėmis. Kodėl tas dvasinis tobulėjimas? Aš bandau, žinokit, aš supratau jūsų klausimą, bandau tą pasakyti, kad su žmonėmis atsitiko lygiai nieko. Tai yra žmonės išliko, tame ir bėda, kad jie išliko lygiai tokie patys ir jie nesikeičia. Ir tai, kad mes turime, kad mes materialiai turime kažką, dar daugiau turime galbūt savyje, tai niekaip nepaneigia fakto, kad pertekė tie žmonės, aš kalbu apie dabartinio pasaulio valdovus, ypatingai tą iš rytų, jeigu labai konkretų pavyzdį imti, ko jam trūksta gyvenime? Nu, nežinau, be pripažinimo. Pripažinimo jis negauna, jis gauna pripažinimą galbūt iš savų, nu tada reikia, kad jau bijotų, ne? Bijo, vadinasi, gerbė ir panašiai, ypač to šalies mentalitete. Bet nieko neatsitiko mums ir kodėl aš sakau, kad tai bus toliau, todėl, kad nebent genų inžinerija kažką išspręs, ar dar kažkas, nes niekas nesikeičia, absoliučiai. Buvo labai 90 metais, pasibaigus šaltajam karui, buvo labai tie taikingi vakarai,
nu jie, geriausias rusiškas žodis, zablūždalis, klydo. Ir labai neteisingai galvoja, kad va dabar yra, netgi buvo super hitas, populiariausia tos akademinės tarpe visuomenės knyga, kaip ten vadinasi, Frencio Fukujamas, gal žinote, istorijos pabaiga arba kažkaip va taip. Ir ten buvo teigiama, kad tiesiog viskas baigėsi. Du didieji blokai jie subyrėjo. NATO kaip ir išliko blokas, bet jisai jau kaip ir neturi ko pulti, jam nieko nereikia pulti ir nuo nieko nereikia gintis. Rusija pasidarė demokratiška. Pamenat, kaip pasižiūrėjo vienas prezidentas į kito akis, išvydo gilią rusišką sielą, kitas prezidentas ten perkravinėjo santykius ištisai. Ir kas baigėsi? Baigėsi taip, kad turim, ką turim, nes žmonės nesikeičia. Ką mes kaip Rusija nesikeičia, niekas nesikeičia, mes tiesiog nesikeičiam, mes išliekam tokie patys. Bet šiaip tai, žiūrėk, tie visi vadovai, nevardinsiu, bet faktiškai ir Putinas, ir Trumpas, ir visi, jie yra sąlyginai tokie psichiškai nesveiki. Taip, turi psichologinio, kaip sakoma. Turi savistiško, tai čia ne vien tik tai Putinas, Stalinas, Leninas, tas pats Trumpas, tai kuo aukščiau žmogus iškyla, tai iškyla neprotingiausių gaunasi, kad tokie Į valdžią nestabilios asmenybės. nestabilios asmenybės. Galima, žinot, svarstyti, kad kartais tas šaukštas deguto sugadina visą statinę, istorijoje yra pavyzdžių, kur puikus vadovai buvo, vėlgi, visai yra, bet faktas tas, kad tu turi būti neeilinių sugebėjimų, kartais labai ypatingai blogąja prasme, kad prasitraukti to šakalo gaujoj iki pačio viršaus, ten įsitvirtinti ir ten valdyti. Tai visais laikais nuo imperatorių ar kažkokių tai karalių lygiai taip pat buvo, tai va, dar dėl to sakau, kad niekas per daug nesikeičia. Taip pat, aišku, ta pati demokratija gal nėra, žinot, irgi posakis, kad demokratija nėra geriausia valdymo forma, bet geresnės dar niekas nesugalvoja. Tai iš vienos pusės mes lyg tai patys renkam, bet nėra tų pakankamai gerų saugiklių, kad kažko apsisaugoti. Iš kitos pusės aš labai taip pasakysiu negražiai, bet mano galva didesnioji žmonijos dalis irgi yra ne klinikiniai, ne medicininiai, bet idiotai. Vertybių, moralės prasme. Tai kai va taip groja dauguma, kai jinai sprendžia, tai mes turime ir Putiną, ir Trumpą, ir panašius valdžioje. Tai aš nematau, kodėl mes turime pasikeisti gerą pusę. Labai norėčiau. Kažkada jau būsiu visas knygas parašęs apie karą, ir staiga karai baigėsi. Bet taip nebus. Rašykit apie taiką. Apie meilę. Apie meilę. Ir erotiką. Bet jūs, kai stebit tuos karus ir sakėt, dabar labai daug vyksta, tai ar buvo bent viena, vis tiek mes, kaip ir sakom, tai mes, tai baltai, kiti ten vėl turim tą savo praeitį, tuos savo genus, bet ir gal ir jūs, kai taip domitės ir esat psichologas, kas sąlygojo, kad šitokia vis tiek skirtingos tos tautos, skirtingas jų mentalitetas, skirtingas karingumo lygis ir ar čia ne vis tiek, kai jūs sakot, niekas nesikeis niekada, tai negi taip pat ir liks viena pusė, kuri nieko nesugebės ir nieko nepadės tiem, kurie yra aršiausi, pikčiausi ir jie faktiškai taip išeina, nugalės ir visus sutvarkys. Nėra išeities, taip išeina. Padėtis be išeities, ar ne? Aš galvoju, kad žmonės evoliucionuoja kažkiek į gerą pusę, bent jau neformalumo prasme, nebuvo prieš 500 metų jokio Raudonojo kryžiaus, jokių beveik labdaros. Šelpė ten karaliai, sakykime, buvo ten atskiri atvejai, bet nebuvo tokių globalių organizacijų. Žmonės kaip nekai bendrąja prasme dabar gyvena geriausiai per visą žemės gyvenimo istoriją. Mažiausiai badaujančių, nors, žinom, ten viena žodis arba dvi tragedija, jau 5 tai statistika, neva, kur Stalinas sakė, tai irgi tai nepateisinimas, tai
yra žiauru, dramatiška ir tragiška, bet mes einame į priekį. Bet viduje žmogaus siela yra tamsi pakankamai. Tai aš nežinau, ir kai nukrenta, ypatingai nukrenta tas civilizacijos luobas, mes dabar va čia auditorijoje viskas, mes dabar negyvenam musuloj, ir tai yra daug atvejų. Mes neturime ką valgyti, tai nusprendžiam, kad reikia suvalgyti kažką iš mūsų. Ir ką daryti? Kas čia per klausimus paklausite jūs, bet taip gyvenime nutinka. Tai kur tada civilizacija ir vertybės? Kuris iš mūsų yra tas blogiausias, kurį visi mes kaip ir sveikai įsivaizduojame, kurį reiktų suvalgyti. Nes jeigu ne, nu, gal per 10 dienų kažkas atvažiuos, kažkas ten per mėnesį. Bet jeigu vieną suvalgysim, mes tą mėnesį išgyvensim, jeigu ne, tai tada visi mirsim. Tai ką daryti? Tai tokių pasirinkimų panašių tikrai, nu, būna ir šiame gyvenime. Tada pasirodo mūsų vidinis aš šitam. Nu, bet visos tautos kariavo lietuviai visi. Bet rusų tauta yra gimusi nekariavo. Kai istorija parodo, tai jie kariavo, jie negali nekariavo. Kaip šiandien? Nu, dėja, bet taip. Aš nežinau, čia tikriausiai nevadinčiau jokiais angenais ten ar dar kažkuo tai, bet grynai istorinė tautos atmintis ir istorinė įtaka. Jie neturi savo, neturėjo tokio klasikinio beveik baroko, pas juos visai kitaip vystėsi viskas, kai čia feudalizmas buvo, atsirado cechai, pradėjo miestiečių luomas labai stipriai augti, prekyba vystytis ir panašiai. Nu, pas juos, sakykime, buvo ta patvaldystė, caro pavidalų daugiau. Na, kultūriškai jie visai kitaip buvo. Tiek metų praskėdė juos tie, čia aišku, gana primityvus požiūris, kad atėjo mongolas, išprievartavo rusą moterį pometinę ir staiga tada visi patapo tokie. Bet racijos yra, taip yra. Jie, nu, imperija, kaip sako, jeigu tu esi imperija, tu negali nesiplėsti. Nes imperija negali būti taip tiesiog valdoma, kur visiems gerai. Tada prasideda gal brusdėjimas kažkoks, kažkas padauja, kažkas nepadauja, taip toliau. Maištai kyla ir panašiai. Imperija privalo plėstis, su kokiu atveju. Tada tu parodai, kad esi caras, kad tu reikia ranką ir taip toliau. Tai pas juos per amžius amžinuosius taip ir vyksta iš tikrųjų. Reikia daug dirbti. Mano giminės buvo išvežti į Sibirą, tada užsitvėrė darželį, pasodino bulvių, svogūnų. Ateina kaimynės, nu, rusų tautybės. Man reikia, tu turėti, man reikia. Ir pasisodinti jam neišeina. Reikia dirbti daugiau. Politikai nedirba. Kitoks mąstymas pas juos yra kažkaip. Žinome atvejį, kuomet jau Sibirį išbuožino. Sibirį išbuožino. Kodėl? Su taurelė. Kas žino, kas ten. Ne kažkas žmogus gilino. Ne kažkas, bet evoliucija vyksta. Tikėkimės, skaitydami knygas, susitikdami, bendraudami, tiek ir iškilo klausimų čia. Gal ne viską įsprendėm, bet vis tiek atmintį pajudinom. Ir tikėkimės ir branginkim tai, ką turim, nes galim ir nebeturėti. Ačiū Jums už visus gražius darbus. Ačiū. Ačiū.